ką jis čia tokio pasakė, kad visiškai, ko gero, ne taip turėtų būti. Tai, man atrodo, va, tas toks dalykas, tas ir komentavimo dalykas, ir vienokio ar kitokio klausimų sprendimas. Aš dar vieną frazę labai trumpai, kalbėdamas apie komitetus, aš labai gerai atsimenu, sakykime, reiškia, advokatai, savo problemas. Sakysim, ten balandžio 13 dieną mes turėjom čia, norėjo 46 straipsnio 3 dalies, reiškia, dėl ten advokato veiklos teisinės garantijos, kaip vienas reiškia, norėta keisti ir paimti, pradėti vienokius ar kitokius veiksmus prieš advokato, tai praktiškai prieš klientą. Ir kokios tai yra interpretacijos. Ir aš klausau tas interpretacijas vienokias. Lygiai taip pat, sakysim, nubėgsim metus atgal, reiškia, kai kalba apie mokesčius. Apie mokesčius ir kaip advokatam, vienokius, visiems čia ir advokatam, ir kokios kalbos apie tos advokatus. Ir kokie nebūti dalykai, kur visuomenė yra tiesiog klaidinama. Ir aš atsiminsiu, sako, visą laiką lenkiu galvą prieš Vakarų Eksprese Klaipėdoje išspausdintas pereitų metų sausio mėnesį žurnalisto straipsnis, ten sausio atrodo ne 27 dieną, kur sako, aš nebijau būti užmėtyta akmenimis, kai išdėstysiu, kai iš tikrųjų tas yra. Ir aš tai per visą tą laikotarpį, kai buvo tie dalykai, aš mačiau vienintelį straipsnį, kuris atitiko realią tikrovę. Tai ką kalbėti, aš dabar ir matau. Štai iššoka į tribūną ir pasakoja. Aš pats dalyvauju komitete ir aš matau gražias akis ir lyg suprantančias. Aš matau žmonės, kurie atseit supranta tos klausimus. Sakau atseit, nes nebijau pasakyti, kad tikrai nesupranta tų dalykų. Bet nuo jų priklauso mūsų, sakykime, korporacijos lygiai ir visa kita. Ir kaip mes paskui galim reikšti jiem vienokią ar kitokią pagarbą. Arba išreikšti. Ir mes matom, sakysim, kad pagal vienokius ir kitokius balsavimus, o paskui pasiimu, žiūriu, kas kaip sakė ir kas kaip balsavo. Ir aš matau politinę nuostatą, reiškia, tvarka yra taip, kelsim taip, visi čia mūsų tokia politinė, ir sveika nuostata ir žvelgiant iš profesionalumo, iš dalykiškumo. Be jokios abejonės visuomenė yra politizuota ir tam tikri dalykai. Bet kai iki galo tie dalykai yra nesuprantami arba iškreiptai visuomenėje aiškinami, tai tokie atsiranda, tam tikri vieni geri yra, kiti blogi, va štai čia jie minta mūsų, reiškia, krauju ir parazitai yra, ir nenori tokių žodžių naudoti, bet pasirodo, kad taip yra traktuojami vienokie ar kitokie žmonės. Čia šiek tiek ne į temą, bet vienas kolega, kuris balsavo už, kaip jūs pavadinot save korporacijai naudingą įstatymą, sakė, buvo pirmas atvejis, kai mes gavom padėkos raštą su Papiršio parašu, tie, kurie balsavom už šitą. Balsavom prieš. Gerai, bet čia dabar vėl klausimas būtų Eliui, išplaukiant iš to, ką mes čia girdim, kai žmonės renka balsuojame, negi jie ten neatsirenka, kad iš tikrųjų, kaip čia buvo paminėta, už ką jie balsuoja. O man iš tikrųjų patinka tas gražiai dainuojantis dainininkas, patinka tas aktorius, nes čia šiek tiek sureagavau biškį Algimanto pasakymą, kad pirmi du seimai Lietuvos nepriklausomos, tai jie turėjo ką veikti. Nu, man atrodo, aš net nepasakyčiau, kad dabar nėra kas veikti, kada yra tokia ekonominė krizė ir Seimą vėl grįšiu prie to pačio, kad tarpusavio santykių aiškinimuose. Galbūt šiek tiek norėčiau sugrįžti ir gal net ne į temą pasakyti. Mes labai dažnai operuojame ir sakome, kad štai mes esame labai jauna valstybė, 20 metų, o šitą mes dar neišmokome, bet patikrai, nes nežinau, turbūt 20 metų vis dėlto yra jau nemažas laikotarpis, kad žmonės suprastų politiškai ir galų gale išaugo jau, sakykime, naujų politikų kartą. Kaip tik dabar mes kalbame apie tos politikus, kurie yra jaunos kartos. Tai įsivaizduokime, jeigu jiems buvo 20 metų, kada Lietuva atgavo nepriklausomybę ir jie matė visą tai turbūt suvokė ir 20 metų, sakykime, ruošėsi tam, ką jie dabar atstovauja, tai pateisinti tos žmonės tuo,
kad jie yra dar politiškai nesubrendę, turbūt būtų šiek tiek šiuo atveju ir kvailoka. O kas liečia pačios visuomenės, aš esu tikras, kad jeigu bus vėl Seimo rinkimai, o dabar, sakykime, atsitiktų tą, kad šiandien tie Seimo rinkimai būtų, tai visuomenė eitų ir balsuotų būtent už tos žmonės, kurie yra, dabar puolami. Žinot, kaip keistas dalykas yra, nes dabar, kai klausai žmonių ir klausai tų žmonių, kurie yra aktyviausiai per rinkimus, tai jie pradeda gailėti tuos, kurie yra puolami. Sako, kam jie ten puolami yra, ką jie ten jau tokio blogo padarė, taigi va tas tą ir tą padarė blogiau, ten tas dar kažką yra padaręs, o jie vėlgi tokie yra jauni, va šitą jaugi reikia atleisti. Ir jeigu aš kaip kunigas sakau, plaukit ponai, šiuo atveju reikia tam tikros atsakomybės, tai tada vėl kalbama